Kągi, sveiki visi ir šiandien su jumis aš, Evelina, ir pranešiu jums tokių nelabai gerų žinių. Vėl kalbėsim. O, Jezu. Taigi, žinau, kad kalbų video nėra labai įdomus, bet vis tiek teks pakalbėti. Nu taip. Vis tiek teks pakalbėti. Ir labai prašau jūsų, kad pažiūrėtumėt šį video iki galo. Jis nebus ilgas, aišku, bet aš tik norėjau pakalbėti, galite girdėti, kad aš kosiju. Tai va todėl, tai yra blogos žinios. Nes aš susirgau ir kosiju nemoku ištarti. Nu, žodžiu, žinot, kas pakilė, temperatūra pakilusi. Ir tiesiog, manau, video bus rečiau. Kaip matot, mano lėlė Kleo, kurioje akis perdažytos. Jo, vakar perdažiau. Tai, nu taip, vakar, tikrai vakar. Ir vakar keliau tą video. Ir norėjau pasakyti, labai ačiū mano draugiai, kuri taip pat kelia YouTube video. Nes, o Jezu, 1 minutę filmuoju. Nu, manau, bus ilgas šitas video. Nes aš nesakiau apie savo video. Vakar kėliau tą savo Kleo perdažymą. Ir jinai pakomentavo. Nu jo, pakomentavo. Nors jinai nežinojo, kad aš jį kėliau. Ir aš labai noriu jai padėkoti. Te gyvuoja mūsų draugystė. Labai ačiū. Ir jeigu tu dabar žiūrė, na, jinai yra Smiltė su kažkokia pavardė, jinai turi užsikėlusi vilką ant savo kanalo, tokį vilką ar šunį, nežinau. Ir jinai žiauriai faina. Ir labai noriu tau padėkoti, kad tu pakomentavai mane ir negailėjai tiesiog. Labai gera draugė. Prašau, Smiltė, pažiūrėk šį video iki galo, nors jis dabar ir baigsis gal. Nežinau. Taigi, jūs laukit kitų video, kelsiu. Nemanau, kad labai greit, bet viso gero. Jo, viso gero. Viso gero. Traukis. Nu tai, ja. Ir Smiltė, ačiū tau už draugystę, už pagalbą, už viską pasaulyje. Bye.